Tai sveiki atvykę į patį paskutinį Baltijos žiedinių lenktynių čempionato etapą Lenkijoje. Tai vakar cielą dieną atvairavę, 10 valandų nuo Vilniaus atvažiuot, mes pradedam savo ilgąjį savaitgalį. Šiandien yra penktadienis, jau apturėjom porą treniruotės sesijų. Pirma sesija buvo katastrofa visiškai, nieks nenuvaldė automobilių. Buvo drėgnas asfaltas ir nežinau, ar čia yra trasos, ar tai yra labai daug gumos ant trasos, bet beveik neįmanoma buvo automobilių nuvaldyti ir tai buvo visų toks atsiliepimas. Bet per pačią treniruotę antrą sesiją, savo išlindo saulė, vėl visi geri laikai. Įvežiau lygiai tokį patį laiką kaip praeitais metais, ant senesnių padangų, sakykim. Tai galbūt galima bus lipti į minutę 48, nes aš dabar minutę 49 lygiai suvažiavau. Bet bendrai šito savaitgalio tikslas ir visų 3 lenktynių būsimų tikslas yra viską suvažiuoti iki pat galo, nes aš turiu surinkti visus taškus įmanomus čempionate, kad nepabėgtų varžovai, kad galėčiau idealių variantų užsicementuoti antrą poziciją čempionate. Taip pat šiandien nemačiau mūsų čempionato lyderio klasėje, Kairo Kalas. Bent jau nebuvo briefingė ir nemačiau dalyvių parke. Pažiūrėsim kvalifikacijoje, ar jis bus. Bet labai logiškai jis yra pabėgęs pakankamai taškų, kad neatvažiuotų. Tai idealiausių variantų. Čia dar galima galbūt laimėti kokią lenktynę, bent vieną. Mūsų yra 4 automobiliai klasėje. Renault Clio, Tadas Petakauskas su 8 kartos Civicu ir Orestas Burgailas su 8 kartos Civicu. Tai taip. Taip pat namuose užsiėmiau darbščiųjų rankų būrelio iš aliuminio, sakykim, iki galo dasibaigiau splitterį, kurį nulaužiau Rygos etape. Išsipjau naujus metalinius endplaitus iš DXM. Ir ratlankis, kuris buvo gabalais, aš galėčiau labiau apibūdinti, yra vėl tiesus. Bet man jau sako, tu jau daugiau jo nedaužyk, sako, arba dėk į pusę, kur nedaužė. Tai taip ir padariau. Tai ką, važiuojam į kvalifikaciją. Taip ir galvojau, kad su naujom padangom bus geriau, bet negalvojau, kad ant tiek geriau. Minutė 47,9, naujas rekordas. Virš sekundės pagerinau savo praeitą geriausią laiką ir startuosiu bendrai rikiuotės 3 ir savo klasėje 1. Rytoj turim 1 lenktynės iš 3. Ir viskas. Ryte suvažiuojam ir visą likusią dieną bimbinėjam ir laukiam sekmadienio, kol bus dar 2 lenktynės. Tai rytoj veiksmas toks, vlogas bus visas čiopiai, nes labai ilgi laiko tarpai. Tai va. Po powiązaniu na tym linie się ustawiam, że tutaj w stanie naprawdę dużo zamieszania wywołać. Piątko jedzie z końca stanu, bo nie zrobił kwalifikacji.
pokazać także czerwone światła. Jest już Stewart, który przebiegł przez prostą startową. Czekamy aż światła zgasną. To się właśnie stało i ruszyli bardzo dobry start Clio Boniciusa. Kasa, który mimo, że jest w gorszej klasie w teorii DTC2, jeżeli chodzi oczywiście. Ona jest naprawdę mocno wydzielona. Bardzo spokojnie wyglądała, jakby stała obserwujemy to, co tutaj się dzieje spokojnie. A też w Estonii między innymi walki, których Karne Buko, teraz to jest 2-3 oraz 4-5. Na to mamy walkę dalej o pozycję numer 2. No trzyma się jako... dominacja od początku do końca, drugi Arvis Putnins. Szybko tutaj w Poznaniu gasną, no i właśnie BMW z numerem Też mają kłopoty tego ładnie po zakrętach, a BMW no to jest taki 300 most, tak ciężko. Race 3 done. Pirma vieta klasėje, pirma vieta bendrai klasėje ir... Anyway, ir antrieji esam čempionate. O pačios lenktynės yra tikriausiai pats geriausias būdas užbaigti sezoną, nes tai buvo 25 minutės 14 ratų visiško įtemptų lenktynių. Baigiausi Putninč 14 ratų non-stop, bet niekaip, nes viena yra pasivyti, antra yra aplenkt, bet vienas geresnių tokių katės pelės lenktynių, kokias esu turėjęs. Prosimy o dekorację, paliwo gazimonowe, powiedzmy ruchu, oczywiście pan Sebastian Urbana. Sam kierunek zawodów, moi drodzy, brawo! Owacja, brawo! Pirmos vietos taurė. Ačiū labai už sezoną Civikėlį ir ačiū visiems, kad žiūrit. Tikiuosi matysim jo dar daugiau.